Turbūt pirmas sakinys, nežinau, kiek sėdi čia jūsų ir ką jūs apie tai galvojat, nes kai aš atėjau turbūt pirmą kartą į tai ir žmogus, kuris man pasiūlė, tai aš tikrai galvau, kad tai yra kažkokia nesąmonė, nes aš 10-11 metų ieškojau sveikatos medicinos srity, man buvo nevaisingumas, 2 dirbtiniai vaisinimai, 3 inseminacijos, Lietuva ir užsienio šalis, kur pigiau, nes tais laikais būdavo labai brangus tos procedūros. Aš nekalbu apie tų produktų, vaistų šalutinį poveikį, kurį aš turėjau, ta pati depresija, ten sutrikimai, visokie, žodžiu, nuolatiniai herpesai, bet man atrodė, kad viskas su manimi yra gerai ir aš tiesiog einu savo tikslo link ir čia tuoj pastosim, žodžiu. Ir aš, kas žino, ne, hormonų dideli sutrikimai, endometriozė prasidėjo ir jinai taip labai greitai viešėdavo. Darydavo dažnas laparoskopijas, nes turėdavo išoperuoti. Žodžiu, aš kaip sakau, žinokit, taip kalėdom farširuoja žąsis, ne? Tai aš buvau farširuojama vaistais kiekvieną mėnesį, ruošiant daryti tas procedūras. Ir aš kažkaip visada, žinokit, tikėjau. Aš tikėjau tą mediciną, aš tikėjau, kad, šį kartą tai jau tikrai, šį kartą tikrai, dar pabandysim, dar čia atsidedam, susitaupom, nes iš tikrųjų mokytojos atlyginimas buvo ten, tarkim, 1700-1500 litais, ne? O tu dirbtiniam vaisinimui turi susitaupyti 15 000. Ir jeigu reikės didesnių dozių, mano hormonai buvo prasti, žodžiu, man reikia dar didesnių dozių, žodžiu. Salėje sėdi 2 moteris, kurios puikiai žino, ne per ką reikia pereiti ir koks tai yra jaudulys ir su kokia psichologinė būsena, ne, tu pereini. Ir aš šiandien galvoju, jūs šiandien kalbate, ne, kiek mes turėjome visokių situacijų ir kas yra ta bendruomenė. Tai yra žmonės, kurie tai palaiko. Aš nežinau, kiek jums medicinos gydytojas, kai išrašo vaistus, ne, vaiko antibiotikų, kiek paskambino jums, kaip jums sekasi, ne, ar gerėja, ar prastėja, tu tiesiog pats skambinė, ne, po savaitės ateina, tau pakeičia gal tos vaistus, tie nepadėjo, duosim kitus, ir taip toliau ir panašiai. Ir aš galvoju, viskas čia yra gerai, nes jie neturi laiko, ne. Ir vėlgi aš galvoju, kas čia yra mūsų pačių žmonių budinimas, kažkaip rūpintis patiems tą savo sveikatą, kažkaip, ne. Ir turbūt tas budinimas įvyko ir man, bet toks jisai stiprus, iš tikrųjų, po to didelio ilgo tikėjimo, po 10 metų gydymo, man buvo nustatytas, kaip medikai sakė, žodžiu, tokia moteris jau išvis vaikų turėti nebegali, nes jūsų hormonai yra kaip 80-metės moters ir apie vaikus jums yra tik pasvajoti. Aiškiai man buvo pasakyta, kad tam yra vaikų namai ir tiesiog ieškokit ten kažkokio sprendimo. Iš tikrųjų buvo labai tada sunku, tada buvo labai daug išgyvenimų ir daug pasiūlymų vyrui, gal tada tiesiog mes gal skirkimės, nes šeima man yra, kad vaikų būtų, kažkaip toks iš vis savęs, žinot, turbūt viskas metų išgyvenę, bet kaip aš sakau, dabar mes aplinkose sutinkam, žinokit, aš nežinau, tada prieš 10, ne, dabar jau daugiau metų. Prieš 13 metų žmonės labai nedrąsiai apie tai kalbėjo, galvodavo, kad tai kažkas gėdingo. Bet toj bendruomenėje mes randam tą bendrystę ir kai tau yra blogai, tu paskambini, ne, kaip tu sakai, tą savo angelą sargą, kažkurį pasirenkam kažkurioje situacijoje. Ir iš tikrųjų, kai brolio žmona pasidalino tą galimybę, atėjo Diana, tada pasiūlė tos produktus ir aš galvoju, aš tikrai turiu imtis, nes aš nežinau, man vaizdas, žinau, kaip toks vaizdinys, aš nežinau kaip jums, bet atrodo, tu kažką bandai gyvenime ir tau nepasiseka ir dar bandai ir kažkas ateina vėl ir aš vėl kaip galvoju. Dievas neturi kitų rankų ir kitų kojų, turi tik mumis žmonės, ar ne? Ir galvoju, jeigu atėjo, gal aš turiu pabandyti, nes jeigu aš nebandysiu, aš nežinau, kaip man bus senatvė ir aš nesigailėsiu, kad aš nepabandžiau dar kažko. Tai iš tikrųjų, ir šiandien aš galvoju, man Melife'as tai yra viltis ir žmonės tie, kurie ateina, kurie pasidalina, jie neša mums viltį ir naują gyvenimą. Šiandien dieną aš turiu 2 vaikus. Ir mano problema yra kita, kad aš jau galvoju, kaip dabar apsisaugoti ir ką dabar daryti. Ir kada viskas šitaip keičiasi, aš tada galvodavau, aš niekaip nesuprantu, kažkokie stebuklingi produktai. Ir labai atsimenu, gal Daiva vieną kartą sako, žinai, sako, ne produktai yra stebuklingi, sako, žmogaus organizmas yra toks stebuklingas, kai jis įgauna tokių produktų, kuriuos atpažįsta jų ląstelė, sako, jis pradeda tvarkytis pats. Ir iš tikrųjų, mano situacija, aš nuo 16 metų nešiau akinius. Ir aš juos nešiau iki 35 metų. Ir šiandien dienai man jų nebereikia, kai aš pradėjau vartoti maistinės medžiagas,
Aš ir pastovau, ir sūnų maitinau, ir tiesiog pajutau, kad man kažkaip svaigsta galva užsidėjus tos akinius. Ir toks prasideda toks, bet kaip ir Svetvelina pasakojo, toks visai netikėtas šalutinis poveikis, ne? Kai mes vartojam vaistus, tai šalutinis poveikis būna, ne? Vartoji vaistus, ten biškį skrandį pagadini, biškį ten spaudimą, tada dar rašo kitokių vaistelių, tada dar. O čia toks tu vartoji liktai nuo vieno ir žiūri, tas pagerėja, tada tas pagerėja, čia hormonai, čia oda geresnė, čia nuotaika geresnė, čia energijos daugiau ir toks. Nu, va, tas šalutinis poveikis yra sveikata, tai iš tikrųjų, tos galimybės, tie žmonės, kurie šiandien jūs pakvietė, iš tikrųjų, kas neskubat, galite ir prieiti ir pabendrauti, šiandien nieks nieko neprekiauja, nepardavinėja, tai galite paklausti, pasidomėti, ar ne? Ir iš tikrųjų, turim priimti sprendimus patys, prisimti atsakomybę už savo sveikatą, už savo vaikus. Kaip aš sakau, tikrai šitais produktais mes niekam niekada nepakenksim, o tik padėsim, ar ne? Tai iš tikrųjų istorijų yra daug ir aš žinau, kad čia yra ne paskutinis istorijų vakaras, bet turbūt istorijų vakaras man yra tas vakaras, kur tu išgirsti žmonių tikras istorijas, jų patirtis, ar ne? Ir tų patirčių yra daug. Nuo spaudimo, podagros, onkologijos, mažakraujystės, nu ir žodžiu, čia vardini visas ligas, kur ir kiekvienas žmogus nori išgirsti savo, ne? Tai iš tikrųjų nebijokit prieiti, paklausti tų žmonių, kurie jums čia pasikvietė. Ir priimkim tas galimybės, priimkim tą viltį, naują gyvenimą į savo namus iš tikrųjų. Ir aš tikrųjų labai noriu padėkoti Snieguoliai už iniciatyvą. Aš žinau, kad tu labai pergyveni, labai bijai, bet tu turi, va, kaip ir tu sakai, tą didelę širdį, ne? Tai va, skleisk tos drugelio sparnus drąsiai, turi daug meilės, turi daug tikėjimo, yra daug nuostabių žmonių aplink tave ir mes iš tikrųjų esam tam, kad padėti, ne? Burti, važiuoti, dalintis, tegul žmonės išgirsta. O tada jūs jau patys priimsit sprendimus, norit ar nenorit. O gal ne šiandien, o gal ir rytoj.